Sveiki! Su jumis Ralio žinios! Mūsų gimnazijos mokinys Gerardas Kazokas iš antrosios E dalyvavo dviračių varžybose. Štai trumpas interviu su juo. Sveikas. Taigi, kaip pasirinkai šią sporto šaką? Pradėjau su motociklu, važiavau motocrossą ir kažkaip paėmęs dviratį bandžiau tiesiog atkartoti tą, ką dariau su motociklu. Ir nežinau, draugai pradėjo tai daryti ir užsikabinom. Ir kaip pasiekei šokių aukštumą? Nežinau, dažnas treniruotės su dviračiu, trasų tobulinimas ir varžybose dalyvavimas taip pat labai prideda daug įgūdžių, taip ir vis auga įgūdžių. Gimnazijoje vyks kvadrato turnyras. Komandos sudėtis 6 žmonės, įvairaus amžiaus vaikinai ir merginos. Paraiškas pateikti kūno kultūros mokytojams iki lapkričio 14 dienos. Šį ketvirtadienį mūsų gimnazistai, lydimi mokytojos Aušrinės Živaitienės, lankėsi Vilniuje. Jie dalyvavo plenarinėme Seimo posėdyje ir aplankė Valdovų rūmus. Labas rytas. Sveiki. Tai kaip jums sekėsi kelionėje į Seimą ir į Valdovų rūmus? Sekėsi labai gerai, dalyvavome Seimo posėdyje, mokiniams labai patiko, vyko įvairios ten diskusijos, debatai, buvo vyriausybės valanda, kurios dalį mes žiūrėjome, taip pat apėjome Seimo sales, buvome kovo 11 salėje, buvome maldos salėje ir susitikome, vyko diskusija su Seimo nariu Valentinu Stundžiu. Pasidalinkite savo pačios įspūdžiais. Man labai patiko, aš Seimo rūmuose antrą kartą, bet vis tiek tai yra nauja patirtis, nes kažką sužinai naujo. Ačiū. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. Štai prieš savaitę visi grįžome į mokyklą. Paklausykime, ką mūsų mokiniai nuveikė per rudens atostogas. Kaip praėjo atostogas ir kaip jautiesi sugrįžus į mokyklą? Atostogas praėjo puikiai, labai šauniai praleidau jas, biškį pasimokinau, linksmai praleidau laiką, o sugrįžus į mokyklą jaučiuosi pailsėjus ir pasiruošęs kaip tai darbą. Kaip praėjo atostogas ir kaip jautiesi sugrįžus į mokyklą? Atostogos praėjo labai greitai, bet tikrai turiningai praleidau jas ir šiek tiek pailsėjusi. Žadu vėl kibti į darbą ir tiesiog dirbti. Su jumis buvo Ralio žinios.